Labas rytas, mokiniai, labas rytas, tamsta. Nežinau, čia ryts, a ne ryts, a įtą nuotaik filmuoti, a nietos nuotaiks filmuoti. Bet čia turiu pasakyti, kad jau vis savaitę nuotaik tuoj kaip ir dangus, o dangus pas mus toks mėlynas. Ir vėl šiandien lyja. Ir rodo su žaibai, su perkūnija. Vakarnį elektras nebuvo. Žodžiu, ko nežinau. Bet mes slidu. Reikia gal kažko nufilmuoti, prisidauti, kaip sakė, eterį, kas gyvs. Žodžiu, varom iki miestą. Jie biškai reikaliukų visokių šiokių tokių reikia užsukti ten užsukti. Bet per mažinam kavos pasiimti. Vienam aprodys objektą, bet atsigiriau kavos pramošą Dogną Valentinsą, leki tualetą, bėgom. Tai va, žodžiu, ko našveikiau ton visą laiką, kol nefilmavau. Tai pasidarėm vieną stogą, ten 180 gal kvadratų tas stogas. Ir mes čia kažkur bum, kažkur nutraukėlį. Po to stogą skardinau kaminą. Čia gal matysės, va, ant to rodo stogą. Va, šitą visą tokį aukštą kaminauzerį reikia jį apskardinau. Ir tada jau kibau į šitą projektuką. Tas irgi praktiškai projektukas jau pabaigtas. Berek, čia lentelė, ten lentelė ir iš anos posėdėti po lentelį, bet prieš tai čia reikia padaryti, nulašėjim tokį skardelį uždėti. Nu, kaip darim, čia kažką tram objektį. Turėtum žinoti, žodžiu, kad paimtom orą, čia gražiai pum, kad ten purpakalims viskas išėtų. Tai neužsidėjo vienos lintos, laukų skardos lunksinių, kol pagamins, galės tada apsirengti iki gal. Tai va, žodžiu, užkaliau tokį namelį su medinėm dailylintėm. Paprastas medinis dailylins dažyts. Pirm sušaudžiau su finišuokas, po veina finišuok. Ir tada po C3 klasės varštok. Palyst po apačią, parodyti, kaip čia viskas atrodo. Va, iš apačios, nežinau, nefokusuon. Va šitep. Čia ir uždėti skardos lungstinys toks. Kad apsaugoti medieną, čia paskiau prisivės polistirolis iki pačia šitas. O tas tarps paliks čia visus kvepovimu. Žodžiu, čia plėvelį priklejauta. Užsandarinta, priklijuota. Uždėts musabonds. Žodžiu, ir va šitep, ir lentelis įpraleistas kokius 2 cm gal už tos visos blieks, kad nesimatyta, nors čia neapdėsim jokios nulašėjim skardelis, tai žodžiu, tik ta polistirolis klejausias, bet pamats ir skersus, turėtum, nežinau, matytis gal jum čia, tep, į morką suen, čia šito pusė išplatė, analogiškai to pusė tep atgaunas, nes nams visiškai neturėjo strižainis. Tai buvo iš permi štumpyts stogas, kai manom buvo atitemti ir tada palei stogą jau lyginom fasadą. Tai čia seins įprasturins, čia į 30 mūsų tas 5, į tep vis kiekvienas brusėlis vis mažė. Tai čia iki tos veits, va, kur į raudoną plėvelį, ta visa dalis šeltince suvata, nes čia ir surinkts medinis karkasas. O toliau senos trubelis, čia yra liek tik tas teik, va, kur ir ta kitos spalvos plėvelį, žodžiu. Ir čia visa ta dalis mūrėnį yra užpūsta su uždarų porų putų poliuretanu. Tai va, žodžiu. Nu ir nėra nieka daug liek realiai, kaip sakiau, 1, 2, 3, ten da 1 langs 4, 1 duris, 5 angas, kaip sako, apdirbti. Pakalimą padaryti, nuleisti rek vomžius da, uždaryti rek. Nežinau, čia matos, čia į tokį jaus, tada neuždėti skardelis, uždėti ton skardelį rek, uždėti medinius kampus ir bus viskas. Palongis esu sumatavęs, esu padavęs, kad išlenktų. Langas ir apačia apklijuota šitep. Kažkaip šį kartą pagalvojau, kad darysiu apie longus biškį kitep negu kavės laiką. Tai apatinį plėvelį, sakykim, klijavau čia ant termoprofiliaus to. Šonus atsipjoviau arčiau, prisiklijavau prie karkasą nusigruntavis ir su hermetiku visur
ton visą siūlį. Man gražiai taip užsandarinau, aiškiai šibiškai apkėbu pjuvenom tą visą sandariniam siūlė. Bet va taip gražiai užsisandarina visų šons, nes kitaip niek nesugalvojau, nes norim išsaugoti kuo daugiau tų riemką matytų, šia pleistrų nesinor laipinti to longą. Tai aš pagalvojau, kad aš šį kartą padarysiu taip ir automatiškai įsisprend dažniausia, kad rabum bėdas, o lungų nesandarum pro tas vis keltis čia šta kur praputinė. Tai čia dabar va su ta košiu visai gražia suformuoti visą ton kampą. Ir gaunas, kad langas dabar bus išlaukpos visiška hermetiškas, kaip sako, ir apsaugots labai gerai. Analogiškai čia taip pat langelę padaryti ir aišku, čia tau patogom darbautis nelabai tebau, pamas ganėtina aukštas. Čia dar plytų visokių primestų. Čia nei praeit, nei pravažiuoti normalia. Žodžiu, bet pasidarė viskas ganėtinai neblogai. Tai sakau, dabar esu matavęs kardelis. Gal išlenks per šiandien, tai kiek savaitę kažką reikės čia jaučiu ir damušti tus lungų apvadus padaryti. Paskui mes nutraukėlį, kaip turėtum viskas daug maž atrodyti. Kaip saka, su visas lietvamsdės, su visas kampas, kaip tas nams žiūrėsės realybėje. Nu, dabar tai visai neblogai atrodo. Viskas kaip užsidarė, užsitvarkė, susisandarėn, sakėt, namuks palik. O prieš tai čia kažkur plyvelis palikus, kažkur nedadėt plyvelį visokių, tai viskon, žodžiu, susitvarkiau. Dasimušau, apsipjoviau apač su lazeriu visur, užsivedžiau lėnys ir užkaliau. Pačka jau čia atvažiavau, tai sufotkinau to namok. Vakar prašė, kad atsiųsčiau nuotraukų klients. Tai padariau nuotraukėlis, sufotkinu, kaip saka, išsiuntu ir viskas. Ai, dar teisybė kažkurią dieną, kai grįžau mūsų iš Pubeniušiaus. Likais buvau užvažiavęs pas Mančiaus į jų objektą pažiūrėti. Abaiks. Dabar tyčius užsištavis. Dažyk. Ką? Jau bus peržiūrų daug. Peržiūrų bus daug, nu. Panelės 40 eurų. Su nagų laku šitas. Ne, nagų lak čia ir būtų mat. Varš uždažinėjau ant seins. Halturčiks. Valentinai. Ką? Man veina tau sekėjai klausi, kudė videk nebė. Sakiau, kad bus. Jau buvo mata pradėt filmuoti šitas. Sakė, mūsų vakarai labai nuobodus paliko. Pralinksminsiam greta šitą su tavim kartu. Man davė leidėjams, gali pafilmuoti, kaip jį pastatys šitas ūkinį pastat vis. Gražiai gražu. O, kaip tu moj klakauti gražiai. Ai, dasa. Ne, jau atkvėpavė minogar. Atom dažyk. Dažyk vistus. Jau vis veinuotą padaryk, kad būtum gražiai. Atsitrauksėm iš toliau, parodysim vis bendrą. 5 metrų dažyk. Nu tai dabar jau bus 7, ar 8 atitraukti metrą. Nu, ledų krūdas kardui betrūks, vėlin susidėsi, bus ledas. Manis praš video būstų, video prifilmausiam štatu jau. Dažyk, aš tau nekliudys. Fondas, kaip sak, dirbi, nu. Na, šomo, gal nežinau, da nuko. Nežinau, da nuko gaus tik tas, o ne? Padirb. Va, iškokį garažioką. Gavus visas angars beveik. Karkasiukas ant mūro. Gegniukai, švieslangiukai. Va. Intarpaka priklaus. Puiku, gražu. Šiaip tai labai gražu. Užsikali. Čia tokį stogėnį pasidarė garažiuks. Lentutėm pakaliminėm užafalintas kraštas. Čia sutarpas, aišku, da paskiau prasidažys. Ir bus pasaka. Medinė pakalima. Bam, lietavo sistemėlė. Čia šitas irgi apdirbta. Lauka tolets. Čia malkytėms susikrauti tokį nišą pasidarė. Pasislėptas ant smurs. Čia apžiaurė, fainai atrodo iš tikrųjų. Da, kad būtų pilna užskardinta, iš vis būtum fantastik. Čia nauja pamata. Visur. Žodžiu, va toks ūkinis pastatėlis gavos. Gavos gražia, kur nesitikėjau. Man ir patink, kun matau. Sumdyčiau, man iš tavim.
sumdyčiau. Va, galėjom įlysti, ved parodyti, kaip karkas jis surinktas. Va, bum, įstrižainį, įpjaut, priklijaut, užsukta. Čiukšt, čiukšt. Valentinai plėvelis nėra. Juk yra ant stog plėvelį. Unseinu niekam čia nerek plėvelis, kad galėtum grieblę tremti. Kur grieblę tremsi, kad plėvelį uždėsi? Va. Kažkam, žinai, gal bus gerų tų idėjų pasisemti, o kaip toiks va pastugins pasidaryti, kad atrodyti estetiškai, plėvelis neplėvesaut. Ungegništas va, USB-akas sumontauts ant USB plėvelį ir viskas toliau taip kaip eilinio stogo, kaip sak padaryti. Čia vėl va gražiai tarpuka, viskas užsidar, ant mūrlo atteisė, viskas sudėt, pam. Va šitep. Reik gražinti mančiau. Skolas. Diržiukus atidauti, da lauštaus kažkur mašino laidos. Reik jaučiu. Pagurkšnuoju ant kavą. Nuvažiauti iki Laimio su Pauliu pasižiūrėti, kaip tim sekas. Jau vis savaitę pasanų jaučiu, ne gal daugiau mūsų tase, beveik 2 savaičių jaučiu pasanų nebuvau. Tai reik nuliekti kienų. Su kavos pudeliu pažiūrėsime darboną šiandien, a nesidarbon. Nes orstai ne kažkoks, iš tikrųjų, rodė apie 9-10 valandą, kad vėl su žaibai, su perkūnija, bus matyti, žodžiu. Maro, pasižiūrės, kas tai ger. Jau, šiandien dar turiu reikaliukų, dar į 3 veitą šiandien būtina nuvažiauti. Čia kažką želvins parašė, žinut, sako, nebekel niek, sako, iki video, sakau, blemo, kada, sako, normalės, kad šiap nelabai apie paslen, kažkap keltus video atrodo, toks nubudulys atrodo, biška piemsi tingulys ant to YouTube. Tai tas irgi, sak, beveik, sak, mašinos, sak, gyven nebišlip iš mašins, sak, važiau nu ten, sak, matau, nuskaičiau. Tai šiandien monis laukia irgi tokį patį deiną, 5 deinis, gal gera, apniokį. Laukia, negražu šalt, skardu, neturiu atkosam lungų, tai mesim daryti, ant krašėm palongį montauti. Tai bent jau susitvarkysiu visus reikaliukus, katrus vis atidėlioju. Pažiūrėsime darbonas, o nesidarbon kas nors. Lažybos, statybos. Reikia prisitildyti gavarilką jaučiu. O kaip atrodo. Buvau mikroskopinis namėlis. Dabar cėlą bandūrą išauga. Raižytas kolonas. Pum. Čia šiau, kiek suprantu, išsilygint ant seina. Uždėjai plėvelką nesulyt jo ir išlyginta. Seinelį, gegnai nupjaustyti viskas iš nekalibrauts medienos. Priestats davėn kart prastorins irgi išlygins. Pumt. Ir paskiau čia dėsės jaučiu hunton plokštį greičiausiai atvejai. Dasyvės va iki čionais. Tada 2,5 makaronas, tada gulstė makaronas ir stačios lentelės bus. Reikaliukų su ta troba. Bus didžiausia troba. Nu, bet atrodys gal ir neblogai. Čia išpilti puolę. Viskas sen iš nekalibrautas medienos, bet atrodo neblogai. Reiks įlystenį palėp pasižiūrėti. Tai žodžiu, čia tvarkysis vis naus fasadas, nauji vis. Nice, čia pakalimai, čia atvira visa. Bum, su dvigubintas stygas, tai priekė kažkoks skandinaviškas elements įsipaišys, toks čiuk. Gal ir neblogai atrodys viskas. Čia dar reik nusipjauti tom polistirolį, įsitraukti tom blankį laukon, įsiardyti ant teras, sam prijungti prie nam, tai čia reik atskiranom padaryti ant terasai, kad nebūtų. Nes tas balksė virtim patrėšis visur kampus. Tai čia jau čia reiks sustatyti polistirolį, paskiau ceteriaus plokštį užklijauti ir daryti po pirmą fasadą. Ir tada terasą palikti su mini tarpuku nuo fasado visur. Irgi čia reikalų krūva. Ten. Vėl sakys, neteisingas langų karkasas. Gera, kad Jaroslaus ir užblokauts, nebrašys nesąmonį. A daug lyginos tas karkas. Nu, kaip iš nekalibrauts medienas, sakyčiau. Nu. Kaip iš nekalibrauts medienas visai nedaug, sakyčiau.
Prasilygintas karkasėlis. Čiaukšt. Jaunas ir stiprus, gali be kupičių palėpti viršų. Vo, kaip čia atrodo. Kapis nekalibruotos, tokios medienos su apzolais. Fantastik. Aš ją viskas tvarkelį. Putų poliuretanas. Padarėm. Tiksliau vaikė padarė, tramincinėlis, aš šiandien nepadariau. Varštų į Vinių aš atvežiau tik tas. Putų poliuretanas, tramincinėlis čia, ten, čionais ir stygas aukščiau sudėtas. Tai turėtų laikyti čia viskas, manau, kuo puikiausiai. Buvęs projektukas, kur sakiau. Atvažiavau pasiskolinti Veina dangos lapą, nes pritrūkome vieno dangos lapelio. Mausiam iki Sedas dabar, o paskiau važiuosiam iki Akmenis. Reik nuvežti tuos dangos lapelius, tai 4 iš parduotuvės paėmiau turėjau likutį, dar Veina iš buvusių objektų. Pačiupau, kaip sako, liksiu skoloje vieną lapą atvešu. Kaip užsakys kitam stogo pripliusaus Veina lapą, atvešu čia. Nes ten da gal verandėlį sugalvos keistys, gal paskiau pritrūkti patim Veina lapok, bet kol kas, kol nieks nieko nedaro, draugiškai pasiskolinsime. Va, ir atvykome padvarėliai. Gazų į kolniuką. Tu jau pasižiūrėsim, kon tas aukutis su rimučiu yra pridėrbi, ką pritrūka nimtų lapų. Bus matyti to jaus. Kažkas to. Dviratis to. Jepcia. Va. Stoginukas pilkas. Nu, plius minus. Nebloga. Augė, gal papizdavo į tau darbą? Pridėrbi dyvų rudus Lietuvom, susidėjom pilk stogą. Ik sakė nusidažys. Ką? Kap nestukdingiam bus gera, ne? Pirm stogštas, dar nestukdingia. Nu, biški konsultacijų, biški video ir pasidarys stogą. Netobulai, bet visai neblogai. Kap nemeistram, sakykiam, bus gerai. Žmonės nestukdingia, patys visko daros. Kiek mums paskombin, ko pasiklausi, kom patys žinoj, kaip sak. Visai, sakykiam, neblogai padaryti stogas tikrai esu matys, netgi kur meistrą atvažiavom daryti stogą, baisiau padar. Tai čia ganėtina tvarkinga, aiškės, gal ištrūkstant toj kažkokį išbaigtomą iki 100%, kaip saktų, dalaižym visokių daterliojim, bet gal užskaityti tekstukėlį. Vo, o mes šitą darbaunamės projektukę irgi apniokį, lyn, pil, nesupras, kas daros, atsidengam, užsidengam, tepi, žaidamės visas deinštas, ačiū Dievo, šiandien spėjom sudėti gegnis, užsitentauti, bet pradėjai lyti jau į ton laiką, tai, kaip sak, ne visai suspėjom, truputį gavo vandens, bet nedaug. Galvojom, spėsim plėvelį užtraukti, pradėjom traukti plėvelį, žiūrom, kai jau viskas jau lyn, staigė tens ant viršas. Lietuviška vasara, nesuprasi, kas čia daros, kas čia nesidar. Tai lyn, tai nelyn, tai saulė šveit, tai vėl debesis, užsitraukiam pirm jaus. Vien jaus uždėjom, ką pradėjo pelka piškėb ir staigė brazens ant viršas, bumt. Ir vėl jau sto dabalyti, vėl reiks imšalinant sto jau, peklant. Eva, žodžiu, tokie mūsų darbai, kiauras šlaps, kaip pingvins. Ja vidėjim po 2-3 turėjom ir persirinkti, kad būtum saus. Va, tokios tos naujienos.